ūkio, sakykime, įvykusio šito fakto, tai aš Šilumos ūkio direktorių pasikviečiau ir aš manau, kad jisai tarybos nariam atsakys, gerbiamas direktoriau. Tarybos nariai manęs klausė, kaip pas jūs įstaigoje žmogus esantis nedarbingume dalyvauja krepšinio varžybose. Tai jūs ar imatės teisinių priemonių, nes mes tarybos nariai iš tikrųjų tai labai kreipia dėmesį, mes gauname skundų, o būtent jūsų įstaigos darbuotojas ir netgi juristas, mums yra pateiktos nuotraukos, yra pateikti faktai, nedarbingumo turintis. Nedarbingumo lapeliais, tai dalyvauja krepšinio turnyre ir varžybose. Tai jūs kaip direktorius imatės kokių veiksmų, ar pas jūs ten palaida bala? Žmogus ligos metu, aišku, turėtų gydytis. Aš paprašysiu juristas, kad parašytų paaiškinimą, kodėl taip įvyko, bet mūsų, kaip pasakyti, teisiškai žiūrint, tai pažeidė gydymosi režimą. Tai gerbiamas direktoriau, tam, kad tarybos nariam būtų atsakyta, tai mes prašome raštiško paaiškinimo dėl jūsų darbuotojo tokio. Tai galima direktoriui paklausti. Ačiū direktoriui, ačiū tarybos nariam. Mes galime paklausti. Tai norėjau paklausti, ar jūs taip greitai atsakysit, kurį mes raštą jums įteiksim, nes kažkaip tai labai operatyviai dėl žmogaus, mes dar vieną raštą įteiksim. Ar taip operatyviai mums atsakysit, nes merė nesulaukia jūsų. Direktorius atsakys pagal numatytus terminus ir tarybos nariam pagal numatytus terminus. Bet jeigu tarybos nariai manęs prieš posėdį paklausė, aš privalau paklausti įstaigos direktoriau, ačiū jums. Ačiū tarybos nariam. Merė, lygiai toks pats tarybos nariais įrašys, man atsako, kai klausimą mums būti. Ačiū.